Palaiminti turintys vargdienio dvasią, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti liūdintys, jie bus paguosti. Palaiminti romieji, jie paveldės žemę. Palaiminti elgstantys ir trokštantys teisumo, jie bus pasotinti. Palaiminti gailestingieji, jie susilauks gailestingumo. Palaiminti tyraširdžiai, jie regės Dievą. Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais. Palaiminti persekiojami dėl teisumo, jų yra dangaus karalystė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs esate niekinami ir persekiojami, bei meluojant visaip šmeižiami. Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise buvo persekiojami ir pranašai. Jūs žemės druska. Jei druska netektų sūrumo, kuogi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti. Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose. Taip te šviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums, kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš įstatymo. Viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmonės, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje. O kas juos vykdys ir jų mokys, bus vadinamas didžiu dangaus karalystėje.